Ar žalia vėja jūsų kieme? Kaune, Marvelėje, nors spės išmaniosiose erdvėse yra įsikūrę mūsų Gazas Dugnas TV kaimynai, kurie man labai padeda, kad vėja kieme būtų žalia. Tad eikime pakalbinkime sprendimai vėjai apie žalias vėjas. Jeigu mūsų nėra vietos, Labas, Valdemarai. Sveiki. Ir jūs pasirinkę nuomai jau tą tokią, mano nuomonę, paradinę pusę, kur matosi iš gatvės. Tai čia turbūt ne šiaip sau, ne? Specialiai rinkomės, kad matytumėmės. Norim, kad mūsų važiuojantis klientai būsimi ir esami rastų lengviau. Tai taip. Jūsų pirmos tokios reprezentatyvesnės patalpos šitos, ne? Taip. Tai sprendimai vėjai. Tai sprendimai vėjai. Ką jūs veikat? Kas tai yra tie sprendimai vėjai? Mes norim, kad kiekvieno kiemai žaliuotų. Tai realiai teikiam konsultacijas vėjos augimo klausimais, prekiaujam trąšomis, nuomojam įrangą, prekiaujam vėjos robotais, jeigu trumpai. Matau, kad įnamiausia prekė vis tiek turbūt pavasarinės trąšos dabar, nes sezoninė prekė. Ypač šiuo metu prasideda visas sezonas, gamta bunda, tai visi rūpinasi savo būsimą vėjos grožį. Mes su Pauliumi prisipažinsiu, apsipirkom. Iš pradžių Paulius nusipirko maišelį išbarstė, aš irgi išbarščiau. Metai naudojat kaip efektas? Geras, geras efektas. Taip. Šiaip jūs labai Facebook'e populiarūs vienoj tiksliniai grupėje, tai aš net nežinočiau kitų trąšų prekeivių be jūsų, jeigu ne ta Facebook grupė ir ten visos tos gražios nuotraukos, kur žmonės sukrauna. Čia jau jų nuotraukos, ne mūsų. O trąša jūsų, kaip čia pasakyti, einamiausia ir pagrindinė prekė ir visos kitos paslaugos yra tik tai šone, ar viskas komplektas? Turbūt, jeigu sakytumėm, kad tik trąšom prekiaujam, tai meluočiau, bet taip, tai turbūt einamiausia prekė, nes jos ir daugiausiai išeina, kiekvienam kiemui reikia ją panaudoti. Paskui atitinkamai eina klausimai, konsultacijos, pas kiekvienas skirtingos problemos. Kažkodėl neauga, kažkur parudavo, dar kažkas, tai sprendžiam kiekvieną individualiai. O tai kokios gali būti problemos, dėl ko gerai neauga vėja? Pagrindė yra dirvožemis. Kažkas yra nenormos ribose, kažkokio gal elemento trūkumas. Jeigu nepavyksta surasti paprastuoju būdu pasiėmus elementrai kastuvą, tikrinant suslėgimą, kartais reikia žiūrėti aukštingumą, o kartais tiek klausimų išlieka, kad sakai, pasidarykit dirvožemio tyrimą ir tada pažiūrėsim tiksliai, ko čia trūksta. Man tai labai įdomus sprendimas šitas stumdoma senelė. Visų pirma, tai jinai gražiai atrodo ir toks geras sprendimas atskirti erdvę. Čia nusižiūrėjęs kažkur ar patys sugalvojom? Sugalvojom iš tikrųjų patys. Nepigiai kainavo, bet kažkokiu būdu norėjom sandėliavimo erdvę nuo prekybinės erdvės atskirti. Panašu, kad visai neblogai pasiteisino. Ir šiaip labai geras sprendimas. Jūs tiesiai prie antresolės kampo turit virtinimą ir turim gražias lankiojančias duris. Ir galima pasižiūrėti, kad sužiūrėks. Gal nereikia. Ir čia turim jau netokią fasadinę jūsų patalpų dalį. Normalu, nes čia vyksta darbas. Vyksta darbas, matau. Yra įrangos aptarnavimas, yra sandėliavimas, galbūt galia palėtės lieka nuo pristatymų, tai kažkur reikia viską paslėpti. Dažnai Facebook'o grupėse rodo, kad išnuomos šitą levelingo įrenginį. Taip atrodo, kas čia tokio ypatingo, bet čia vis tiek specializuotas daiktas pačiam nėra taip paprastas. Iš viso apželdinimo darbų aš manau, kad yra pats sunkiausias darbas su juo dirbti. Tai yra karštą, saulėtą vasaros dieną, brūžinti visą dieną tą smėlį ir išbandyti išgautą tolygumą. O tai jūs daro tokią paslaugą, tik tai yra? Ne, kol kas tik tais nuomojami yra. Nesinori, ne? Irgi pačiam karštą. Nėra kada. Man labai patinka visas Northface'o patalpos palyginti tarpusavyje, nes jūs išsirinko tokį variantą, kokį mes su Paulium iš tikrųjų svarstėm anoj pusėje kaip vieną iš pirmų pasirinktinų variantų, tai kai viršui esantis ofisas dar užsisuka į šoną ir yra papildomas erdvės, tai jūs tikslingai ėmėt šitas patalpas? Taip, žinoma, tai visų pirma reikia erdvės ne tik sandėliavimui, bet reikia ir ofisinės pusės, kur mes atliekam didelę darbą, konsultacijų, viskas vyksta, visi užsakymų tvarkymai, konsultacijos, viskas vyksta kompiuteriu, tai reikia atitinkamai vietos ir kur galima atlikti tai. Čia pas jūs viršų vyksta ir klientų aptarnavimas, ar čia gana jūsų? Pagrindė tai mūsų darbas skirta vieta. Viršui porą robotų vis tiek įsitaisė, bet šita patalpų dalis jau yra pilnavertis ofisas pas jūs, ar ne? Taip ir norėjom, jo. Matau, pasitarimų stalas, galim prisės pasitart čia šiek tiek. O kaip išsirinkot būtent šitas patalpas? Ar lokacija lėmė, ar kažkokia kita? Iš tikrųjų, žiūrėjom lokaciją. Būna kartais, kad šeštadienį grąžina įrangą išnuomota, tai mes negalim visą laiką čia būti, kartais tiesiog nuotoliu pakeliam vartus, įstumė, grąžina. Tai šiaip labai patogu. Ir per kamerą dar gali patikrinti, ar tikrai įstumė? Matom, žinoma, tikrinam visą laiką. Jeigu mūsų nėra vietoje, tai matome viską, kas vyksta realiu laiku. Visas valdymas yra tiek signalizacija, tiek apšvietimas. Šiaip labai patogu. Netgi iš tikrųjų ir
sąskaitų apmokėjimas. Kaip manai, vejos priežiūra lyga ar ne? Aš sakyčiau, kad tai yra hobis. Nes kai kurie intensyviai, ypač jeigu didesni plotai yra vejos prižiūrimos ir nori tai padaryti kokybiškai, sako, kad tai yra netgi nepigus hobis, nes kainuoja ir įranga, ir nuoma, ir trąšos pačios. Bet tada sakau, o žvejyba, medžioklė ar kiti hobiai, jie daug pigesni. Tas pats sportas, padelis, tenisas, irgi kainuoja beprotiškus pinigus. Tai jeigu tai patinka, turbūt tada tie pinigai nueina į antrą pusę, nes tau tai suteikia malonumą. Na ką, šiek tiek susipažinom su sprendimai vejai veikla. Jeigu jums reikia konsultacijos dėl jūsų vejos, kad ji būtų gražesnė, arba trąšų ar įrangos nuomos, tai sprendimai vejai rasite išmaniose Norspace patalpose Kaune, Marvelės gatvėje. O aš irgi griebiu maišą trąšų ir einu rūpintis savo veją.